Sveiki, esu Jurgita, esu gatvės šokių trenerė, šokau daugiau nei 12 metų, bei kviečiu visus į gatvės šokių treniruotes. Treniruočių metu visada tikiuosi, kad mokiniai drąsiai ims mokytojo suteikiamą informaciją ir apart šokio žingsnelių, jie nebijos improvizuoti ir kurti. Tai manau, kad šokas yra smagus praleidimo būdas, todėl visada akcentuoju, kad tai yra ne tik žingsnių mokymasis, bet ir bendruomeniškumas, improvizavimas bei bandymas rasti save. Treniruočių metu mokysimės įvairių gatvės šokių žingsnių ir technikų, gilinsimės į jų atlikimą, bei jungsim juos į junginius ir choreografijas. Tačiau apart šokio žingsnių taip pat mokysimės ir vienas kito palaikymo ir bendruomeniškumo, kadangi manau, kad šokio tai yra vienas svarbiausių sudedamųjų dalių. Šokius rekomenduočiau rinktis kaip papildomą veiklą, todėl kad šokis yra ne tik judesys ir sportas, bet ir bendruomenės bei draugų atradimo vieta, nes šokis tai yra bendruomenės kūrimo būdas. Manau, yra labai svarbu rasti žmonės, kurie juda tuo pačiu ritmu kaip tu, supranta, ką tu darai ir skatina judėti į priekį. Todėl šokiai yra ir bendruomenės dalis, ir sportas, ir šiaip smagi veikla praleisti savo laisvalaikį. Šokius pasirinkau kažkada, nes nusprendžiau ateiti tiesiog su draugė smagiai praleisti laiko ir galiausiai taip užsikabinau, kad šokiai tapo mano gyvenimo dalis. Visą savo laisvalaikį leidau šokių salėje, važinėjau į seminarus, įvairias stovyklas, mokiausi iš tarptautinių mokytojų ir galiausiai šokis tapo ne tik mano laisvo laiko praleidimo būdas, bet ir tiesiog gyvenimo dalis. Šokių pasaulyje yra be galo daug talentingų žmonių, asmenybių, mokytojų, kuriuos seku, kurie skatina mane tobulėti. Stebint juos, pamatai, kokios iš tikrųjų žmogaus yra begalinės ribos, tiek fizinė, tiek kūrybinė prasme ir labai tas įkvepia ir motyvuoja judėti ir siekti daugiau. Tačiau apart to, mane kiekvieną dieną taip pat įkvepia ir mano mokiniai, kadangi manau, kaip šokių mokytojai tai yra didelis pasiekimas matyti tą pažangą, kai jie ateina ir pradžioje nesupranta, kas vyksta pamokų metu, o tada galiausiai ne tik tai atlieka tavo duotus žingsnius, bet ir mėgaujasi medžiaga, kurią tu suteiki, prideda savo tam tikrų prieskonių į choreografijas, kurias tu jiems duodi. Tai taip pat yra viena iš dalių, kuri labai skatina mane tobulėti kaip šokėja ir šokių mokytoja.